Sveiki, aš Jurga Vitkauskaitė iš 10 B klasės. Šiandien kalbėsiu apie tai, koks svarbus, mano nuomonė, yra nuoširdus bendravimas ne tik kasdieninėme gyvenime, bet ir įvairių profesijų atstovams. Na ką, jeigu čia gaisras, tai mums šakės. Na ką, žinau, kur visi dingo. Ei, ramiau, aš pradėjau. Jūs tenai? Labas rytas, mes čia užstrigome. Gal galite iškviesti pagalbą? Sakė, atvažiuot per pusvalandį gal. Pusvalandį? Kodėl taip ilgai? Nu nežinau, sako, rytas, daug darbo. Atsiprašau, nu mes einam. Ką reiškia daug darbo? Ką, liftai visur užstrigo? Neatsiras. Ką? Ryšys. Ai, tai kad jau vis tiek nebespėjau. Kur turėjai suspėti? Į egzą. Baigiamieji? Ne, aš 10. Ten tokie kalbą pasakyt. Nieko svarbaus. Tai aišku, kad nieko svarbaus. Kol mokyklai mokaisi, kol tu visų egzaminų nebūni išsilaikęs, tai visi jie baisus, svarbus atrodo. Po to, kai darbą pradedi kokį dirbti, tai supranti, kiek daug nesąmonių. Veltui galvą mokyklai prisigrūdai. O tu ne iš 12? Jo. Man rodos, pamenu tave mažesnė. Galbūt aš čia nuo 1 klasės gyvenu, tai jau apie 10 metų. O jūs seniai čia gyvenat? Prieš 4 rodos atsikraustėm, kai... Tu rodos turi šonį, ne? Jo, Aviganį. Bet jis mirė neseniai. Ar dar gyvi? Vis dar. Kiek ten jūsų? Mes dviese. Gal atėjot mūsų išleisti? Gal ir išleisiu, kai norėsiu. Suprantat,
mes čia labai skubam. Gal galit pasitengti greitai? A jums ten taip blogai? Darau, ką galiu. Prašau kantrybės. Taip. Genda tie nauji liftai, kaip pasiūtę. Kaip rašė mano kolega Škėma, up ir down. Kad neatsibostų laukti, gal pažaiskim tokį žaidimą. Vienas pasako raidę ir visi pasako apie save, ką nors iš tos raidės. Pavyzdžiui, jūs sakot M, o aš sakau meistras. Tai kad gal mes taip palauksim. Gaila, toks geras žaidimas. Aš vat su anūke visada žaidžiu. Kai retai matai, tai beveik nieko ir nežinai. O jūs ten pažįstami? Nelabai. Na tai ir susipažinkim. Koks jūsų vardas, panelė? Jurga. Emilis. Tai ir pradėkit, Jurga. Nu gerai. D. Darbas. Durniai. Žiauriai erzina, kai durni klientai ateina. Dailė. Mano raidė? A. Auga. Advokatė. Mano svajonių profesija. Atsibodo. Atsibodo tupėti lifte. Cigaretė. Riešutai. Gyvūnai. Verslas. Knygos. Tenisas. Reikia kažko sudėtingesnio. Ž. Žvejyba. Žmona. Žuvis. Jum irgi patinka žuvis. O, kokią aš lydeką. Praeitą savaitę sugavau. Gyvenime nematėt. Ką? Ne, čia mano zodiakas. Taip, toliau, ne? Ką? Jau buvo ką. Tai kad visas jos jau buvo. Palikau vieną daiktą mašiną. Aš čia grįšiu, jūs niekur nepabėgite. Tai jau nepabėgsim. Geras veikėjas. Toks lėtas, kad šakės. Bent jau nepiktas. Bet tie žaidimai. Ai, man tai visai patiko. Vat sužinojau, kad mano kaimynė būsima advokatė. O jūs... Tu? Tu dirbi? Jau, dirbu. Tai į darbą skubi? Turėjau tokį susitikimą. Bet tai mane 100 kartų jau visokie svarbus žmonės vertė laukti, lai dabar patys šiek tiek palaukia. Kažkaip galvojau... Ką? Ai, nieko. Galvojau, kad tu jaunesnis, kad studijuoji, o čia pasirodo darbą, šeimą turi. Apie ką ta tavo kalba? Ai, ten apie psichologiją. Kokią reikšmę turi bendravimas įvairių profesijų atstovams. Nu, konkrečiau. Nu, žodžiu, kad mandagus bendravimas įvairiose situacijose gali labai padėti. Padeda atsipalaiduoti ir lengviau ir geriau dirbti savo darbą. Ir kaip pavyzdžiais remiuosi vaikų darželio auklėtojais, vadybininkais ir pagalbos tarnybų darbuotojais. Nebijok. Ai, pamiršau pasakyti, kad dings šviesa. Paklausykit, jūs gal perspėkit kitą kartą, ką? Taigi čia mergina bijo tamsos. Nugi dviese, kas jums ten baisaus?
Klausykit, gal jūs pakvieskit kitą meistrą, ką? Kad jau neterko, kas mano jėgom padariau. Vis tiek jau nebespėjau. Bėda su tais naujais liftais. Anksčiau taip nebūdavo, bet dabar jau nebesustos. Up and down.